Tradicinėje sporto šventėje Baltojoje Vokėje visada dera azartas, konkurencija, bendrystė ir veiksmas. Sporto šventę pradėjo mokyklų lengvosios atletikos rungtys, o vėliau azartą kaitino krepšinio, tinklinio, ringo, svarsčių kilnojimo bei rankų lenkimo varžybos. Čia kiekvienas galėjo atrasti savo discipliną, išbandyti jėgas ir pajusti varžybų dvasią. O prie tradicinio 10 km bėgimo Baltoji Vokė, Rūdninkai Baltoji Vokė, starto linijos išsirikiavo net 164 bėgikai. Kiekvienas šventės dalyvis pasiekė savo mažą pergalę ir patvirtino seną tiesą, jog svarbus ne tik rezultatai ir medaliai, bet ir dalyvavimas. O jei kitą dieną kažkam skaudėjo raumenis, vadinasi šventė tikrai pavyko. Iki pasimatymo kitais metais.